Kągi brangieji, visas internetas, visas YouTube'as mirga nuo šito challenge'o, kur žmonės per 3,5 minutės daro atsispaudimus pagal muziką ir aš vakar kaip tik gavau netyčia šitą challenge'ą. Sako, pabandyk. Ir aš vakar prieš spektaklį pabandžiau, galvojau, bus sunku, bet vis tiek, taigi aš sportuoju. Ir mano ego vis tiek sakė, kad aš tai padarysiu, bet... Žodžiu, nuo šiandien aš savo pasižadu kiekvieną dieną bandyti šitą challenge ir žiūrėsiu, kiek dienų man prireiks įveikti šitam iššūkiui. Sėkmės man. Tai ką, važiuojam? Oho. Pirma diena, 2 minutės, kritau kaip lapas. Neieškom pasiteisinimų. Jeigu esi silpnas, reiškia, reikia stiprinti raumenį. Eik tu savo. Galva apsisuko. 3 papildomi atsispaudimai. Kaip matėt, žiauriai sunkiai ir, sakyčiau, netgi beviltiškai. Tik tu toks žodis. 5 diena. Važiuojam! Važiuojam! 1, 2, 2, 3. Formės ryto. Plius 6. Šiandien 6 mano diena, mano ekspresiukas. Aš pats suprantu, kad aš save pušinu ne taip kaip per savo treniruotės. O šitas challenge'as mane priverčia kiekvieną kartą varyti iki pačio galo. Tik tai pamiršau, kad kavutę reikia išgerti. Gal tai bus dopingas. Ir šiandien 6 dieną aš padarysiu viską iki galo. Psichologija, žmonės. Tikrai 8 dar galėjau išpėsti. 12 diena. Oh my god. Ką tik buvo 12 diena. Aš filmavau su telefonu ir per telefoną leidau muziką į ausinę. Ir kai paspaudžiau play, sustojo video. Ir man pavyko padaryti. Šiaip ne taip, su prasta forma, bet man pavyko padaryti 12 dieną. Pasigavau telefoną, rėkiau, šūkavau ir to nepavyko užfiksuoti. Per 12 dienų man pavyko padaryti challenge iki galo. Aš tęsiu jį iki 20 dienų ir toliau filmuosiu ir žiūrėsiu, kaip seksis. Ar susitvarkys mano formą? Nu, tikiuosi, kad nebebus tokių nesąmoningų techninių trukdžių. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Yes,
Patys matėt, 15 diena, šiandien ilgiau miegojau. Laukas, geras oras, gera saulė, geras vėjas. Geras. On fire, Santa's holding the lighter. My parents are both liars. I got gifts but 1 subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. Nu ką, gerbėmieji, išaušo paskutinė 20 challenge diena. Aš esu kaime, šiandien pasodinom net 600 eglučių. Visą dieną dirbom. Nu, jaučiuosi aišku pavargęs, bet vis tiek reikia challenge pabaigti. 2 dienos gavos pertraukos, pažiūrėsim, raumenis pailsėjo, bet aš pats kol kas jaučiuosi labai pavargęs. 4 dienas iš eilės pavyko, ką nepavyks, ir dabar turėtų pavykti. Viskas bus gerai. Nepamiršk, 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 nepamiršk save. Šitas gyvenimas per greitas, jis nelaukia. Jei nori išgyventi, reikia užsidėti kaukę. Kiti tave išjuoks, pasinaudos ir mes. Čia šūdo vandenynas, svarbiausia nepaskęsk. Davai, dar vieną, davai. Tai va, nedarykit atsispaudimų po medžių sodinimo. Šitas challenge'as, ar aš jį kartočiau? Tikrai taip, ir aš manau, kad aš jį ir toliau darysiu, nes tai žiauriai faina treniruotė, kai nori staupyti laiko, nes vis tiek save priverti padaryti maksimumą visada. Nes jeigu, pavyzdžiui, darai 10, 20, 30 atsispaudimų, vis tiek kažkada pripranta raumuo prie to skaičiaus ir vis tiek patingi kažkada padaryti. Nes jeigu padarai 20, nu kam per daug stengtis daryti 22 ar 25. O šitą challenge darant, visada noris pasiekti galą, o jį pasiekti visada sunku, ypač nuo to, ar tu pailsėjęs, ar tu pavalgęs, ar tu išsimiegojęs, ar tu nedirbęs visą dieną laukuose, kaimo darbų, kaip šiandien. Ar aš rekomenduoju šitą challenge? Tikrai taip. Ar aš jį darysiu? Tikrai taip. Ir jeigu atskleisti paslaptį, tai su šitą muziką darau ir kitus pratimus. Pritupimai, pristraukimai. Šitą muzikėlę spiria labai smarkiai užpakalį. Ir norisi padaryti kuo daugiau ir įveikti save. Darykit, sportuokit, judėkit ir visaip kitaip džiuginkit patys save. Šį kartą, kai mėtės rokas atsijungia. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamiršk savęs.